Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai. Novatūra laida Keliauti kartu lengva sveikinasi su jumis šiandien iš Vyno klubo. Kartu su Petru, vyno profesionalu, šiandien laidoje kartu keliausime po vyno regionus, skonius ir įvairiausias gastronominės patirtis. Vyno mados, tendencijos. Supras, ką geri, gerk kokybiškiau, rinkis gėrimą su istorija. Įdomu vyną padaryti gali ne visi. Gerą, okei, bet kuris turėtų turinio ir nenuobodus būtų, tikrai ne visi. Aš labai daug vyno ragauju su draugais aklai, tai reiškia, mes nematome etikečių. Tu ragauji ir tada kalbi apie tai, ką tu jauti. Ir esmė turbūt dažniausiai, kad patiekalas neužgoštų vyno, vynas neužgoštų patiekalo. Atrodo, kad saldus vynas gali būti labai geras. Paskaitas vaikščiau su vyno vadovėliais, ne su fizikos. Man patinka, kai vynas bręsta lėčiau, nes jo reikės ilgiau laukti. Tai Petrai, ačiū labai, kad sutikote pasikalbėti. Sveiki, taip, žinoma. Žinau, kad turite labai daug patirties kalbant apie skonius, apie vyno istoriją, vyno madas ir tikiuosi šiandien kartu su mumis pasidalinsite savo žiniomis. Taip, žinoma, iš tiesų tai toks platus ir įdomus pasaulis, bent jau man taip atrodo. Kiek metų jau pats esate šiame pasaulyje ir tyrinėjate pasaulio skonius? Oficiali versija būtų, kad nuo pilnametystės, o neoficialiai biški kitokia. Tai realiai, jau baigęs mokyklą, žinojau, kad norėčiau būti vyno profesionalas, tai man buvo įdomi ta labai sritis. Aš pradėjau pirkti knygas, domėtis, skaityti, bet reikėjo stoti universitetą. Tai pasirinkau, kas man tuo metu gerai sekėsi, tiksliai mokslą, tai stojau į fiziką, kas lavintų, man pasirodė, kad lavins galvą, ir paraleliai stojau Anglijoje į WSET mokymus apie vyną. Tai aš buvau labai keistas studentas fizikos, nes į paskaitas vaikščiau su vyno vadovėliais, ne su fizikos. Tai vyną pabaigti man buvo lengva, buvo labai įdomu, aš tuo metu jau prieš egzaminus laikant turėjau gal apie 40 knygų apie vyną, tai man ten buvo, tikrai buvo faina, įdomu ir aš to gyvenau. Kaip aš fizikos mokslus baigiau, aš iki šiol nežinau. Bet pavyko. Jo, turiu diplomą, tiesa, buvo kabliukų, bet viskas įvyko. Ir jau nuo to laiko, pabaigęs studijas, supratot, kad toliau savo karjerą ir visą gyvenimą sėsite su vyno kultūra? Techniškai taip, aš tiesiog pabaigęs mokslus, turbūt dar vyno mokslus pabaigęs, dar tiesiog fizikos mokslus ir man atrodo 3 kurse aš pradėjau jau, susitikau su vyno blogo autoriumi, kad apsikeisti knygomis, o jis man sako, gal tu nori pas mus dirbti. Sakau, gerai. Tai va toks mano buvo pirmasis darbo pokalbis ir iškart pradėjau dirbti su vynais po tokio. Iš tikrųjų pastebim vis dažniau, kad Lietuvoje irgi vyno mados, tendencijos ir bendrai noras sužinoti daugiau jis vis didėja. Ir tiek Lietuvoje ieško įvairiausios informacijos žmonės, tiek žinau, kad jūsų someljė mokyklos mokymai tampa vis populiaresni ir įdomesni, nes žmonės daugiau nori sužinoti. Tai ar patį džiugina šitą tendenciją, ar matote? Tai aišku, labai džiugina. Tai yra smagu, kai gali ta kultūra auga ir žmonės renkasi vis geresnius dalykus ir supranta, kodėl reikia verta rinktis geresnius dalykus, kad jie turi turėti turinį. Ne tik tai, kad, alkoholis. Mes, tarkim, someljė mokykloje, kai dėstau, tai mes ir mokom studentus, kad esmė, nemokai, kad gerk daugiau, tu mokai, kad gerk, supras, ką geri, gerk kokybiškiau, rinkis gėrimą su istorija, kažką įdomiau. Ir taip, kai pradėjau dirbti someljė mokykla, tai buvo pagrindė restoranų darbuotojai ir profesionalai pardavėjai, kurie mokėsi. Dabar dažniausiai grupėse turim kokį 50% profesionalų ir apie 90% žmonių yra, kurie tiesiog nori sužinoti apie vyną, nes tai yra labai svarbu darant verslo susitikimuose, šiaip su šeima bendraujant, kažką norint savo išsirinkti, tai tampa vis aktualiau. Dalis savo paties edukacijos ir, pavyzdžiui, renkantis vyno vakarienės metu ar parodant irgi savo draugams ir šeimai kažkokius naujus skonius, taip? Taip, ir kartu tai ir toks kaip, dabar nesiniai skaičiau straipsnį apie
sėkminga verslininkė, kurie prašė, kad jinai savo karjeros šuolį pagrindė to, kad jinai mokėsi apie vyną ir tiesiog tam tikrų susitikimų metu sugebėjo parodyti savo žinias srityse, kur nesitikėjo jos pašnekovai ir kaip jinai iš to pasidarė, papildomai prisidėjo prie jos karjeros šuolio, vadinkim taip. Tai tas jaučiasi, kad žmonės nori vis daugiau matyti ir galų galia žmonės keliauja. Jeigu mes tik užsidarom savo tam mažam žinių tokio narvelėje, tai viskas taip atrodo, bet mūsų dabar labai dažnas atvejis yra, kad restorano svečias, ypač gero restorano svečias, apie vyną žino ko nedaugiau negu jį aptarnaujantis personalas, nes jie keliauja, joms pasakoja geriausią pasaulio someljė apie tos vynus ir renkasi geriausius dalykus ir grįžta į Lietuvą, jie jau su tom patirtim, jie nori panašių dalykų čia irgi. Tai mes, aišku, turime mokytis ir tobulėti. Iš tikrųjų, kelionės ir skonis yra neatsiejamas dalykas ir mes pastebime, kiek dažnai dabar nori rekomendacijų, kur paragauti kažko vietinio, patiekalų, vietinių gėrimų ir kaip sužinoti tą šalį, jos kultūrą per gomurį. Taip, tas gastronominės kelionės, nežinau, aš tai darau asmeniniam lygmenyje, tai kad kažkur taip personaliai, bet labai senai, mano yra tikslas, kai žmonės važiuoja pažiūrėti piramidės, važiuoja įbristi kažkokią jūrą, aš važiuoju į tam tikrą restoraną, į tam tikrą vynogyną ir dažnai, ne tai kad dažnai, bet kartais pasitaiko kelionių, kur tu nuvažiuoji, pavalgai ir grįžti. Tai yra, pavalgymo kelionė, arba tik tai aplankyti vieną vyninę, arba pamatyti kažkokį vynogyną, pabūti tenai ir aš netgi esu užsibrėžęs tikslą per metus turėti bent vieną kelionę, kur nebūtų vynogyno. Netgi atvirkščiai. Jo, nes kitaip sudėtingai. Man visur randu, kur nuvažiuoti kažką, tai reikia kažkaip atsipalaiduoti vis dėlto. Aš dar labai norėjau paklausti dėl dabartinių vyno madų, nes senasis tas vyno pasaulis klasika, ypač Prancūzija tikriausiai kaip pirmūnė, Italijos vynai, Ispanijos vynai yra dažniausiai mums geriausiai žinomi, pažįstami ir jų ir rūšis daugiau pažįsta, bet paskutiniu metu vis daugiau naujų tendencijų, naujų madų atsiranda ir taip pat lietuviški vynai labai populiarėja. Gal galėtumėte daugiau pasidalinti? Čia kažkoks platus klausimas, bet jo, mados yra jaučiamos ir vienu metu buvo labai, kai aš kalbu apie madas, tai aš kalbėsiu apie madas pasaulyje, Lietuvoje viskas truputį atsilieka, tai mes kalbėkime apie tendencijas, kas ateina labiau. Tai buvo populiarūs vynai, kurie yra intensyvūs, ryškus, galingi. Kaip, pavyzdžiui, Lietuvoje mada primityvo vynogės, kurie yra labai tamsios spalvos, mažai rūgšties, mažai tanino, toks džemiškas skonis. Tai pasaulyje tai jau nueina. Grįžta klasika ir šiaip, kuo žmonės daugiau turi smalsumo vyne, tai reiškia, kad ne tik, kad perka tą patį vyną 3 dėžes, 5 ir ten kažkiek laiko namie į tą patį ragauja, bet kuo daugiau perka skirtingų vynų ir keliauja per tą vyno pasaulį, tuo labiau grįžta į klasiką. Vis tiek yra tam tikri regionai klasikiniai, kur perkipėjimas Prancūzijoje, tai Šampanė, Burgundija, Bordo, Rona, kur Luaros slėnis, kur yra tiesiog klasikiniai vynai, kur visą laiką yra tas gralis paragauti, iki jo daeiti. Italijoje ten Toskana, Piemontas turbūt labai išsiskiria. Ispanija, Rioja, Ribera del Duero, tokios vietos, kurios yra super klasikinės. Ir Amerikos vynas aukštesniam lygiai ateina į madą, nes ten, tarkim, kažkada tie vynai kainavo tiek pat, kiek garsiausi europietiški vynai. Dabar europietiški vynai jau lenkia juos kainomis, nors jie vis tik ten daug kainuoja. Bet jeigu jie kažkada buvo vienam lygiai, tai jie lėčiau brango. Tai tarsi atrodo, kad aišku, kai kalbėti apie vertę butelio, kuris kainuoja 500 eurų, ne visą laiką išeina, tai kad čia žiauriai gera vertė, suprantam, bet vyną turbūt, kas madinga, tai pajausti, kad už vyno butelio yra autorius. Kai tu ragauji gėrimą ir matai, kas jį sukūrė, arba žinai, kas jį sukūrė, tu gali priskirti tas savybės tam autoriui, kaip meno kūriniai. Jeigu tu ragauji vyną ir jis visiškai anonimiškas, toks gamykloje padarytas dalykas, jis neįdomus. Mes apie tokį mažai kalbam. Aš labai daug vyno ragauju su draugais aklai, tai reiškia, mes nematome etikečių. Tai yra uždengtas butelis ir tiesiog tu ragauji ir tada kalbi apie tai, ką tu jauti ir iš to darai išvadas, kas tai galėtų būti regionas, šalis, gvindarys, metai, taip toliau.
juokingiausia būna, kai sėdi žmogus šalia, kuris nematęs tų dalykų ir tu pavostai taurę, kolega pavosto taurę ir jis pradeda kalbėti, kad, žinai, čia aiškiai jaučiasi tų metų ypatybė ir tas regionas, ta vynogė ir čia tas atidengi butelį, jo čia tas ir... Kaip? Ta prasme, taigi tu tik paragavai. Nu, mes nepratę paragauti steiko ir sakyti, čia mėsa iš ten ir ten taip ir taip auginta. Nu, tiesiog vynas turi labai didelį tą atsekamumą. Bet šiaip ateinam į madą vis vynai, kurie yra, pavyzdžiui, neužgošti ąžuolo per daug, reiškia, biški lengvesni. Tie, kurie galų labiau jaučiasi meistro ranka ir tas konkretus vynogynas, reiškia, neužgoštas ąžuolų, nepadaryta per didelį ekstrakciją, kai jis nėra toks tirštas kaip raškalas, sunkus, intensyvus vynas, labiau elegantiškas, lengvas. Vyno gamybos turbūt evoliucija lėmė tai, kad vyndariai, jeigu seniau jau darė vyną iš tokio jausmo ir kai kuriems sekdavosi, kai kuriems mažiau sekdavosi. Dabar jau mes visi vyndariai, ne mes, bet visi vyndariai turi priemonės pasimatuoti, kiek yra rūgšties, kiek yra cukraus, kiek yra bustaninų, kaip prinoko. Yra mielės, kurios duos tą labiau, čia viską suformuoti ir tu gali padaryti gerą vyną. Įdomų vyną padaryti gali ne visi. Gerą, okei. Bet kuris turėtų turinio ir nenobodus būtų, tikrai ne visi, bet šiaip kokybės prasme, vynai dabar rinkoje yra labai geri. Nėra tokio, kur suparagavęs, kai aiškiai įda. Nu, tokių labai mažai. Kuris būtų įdomus, vėl grįžtam, kad tai gana vienetai. Kas liečia biodinaminius vynus, kas paskutiniu metu jau yra populiaru, daugiau gal Europoje vis pastebima tas populiarumas, ar jie irgi yra matomi kaip tendencija ir galbūt truputį galim pasidalinti, kas yra tie biodinaminiai vynai, nes skamba tai taip labai jau mistiškai. Toks, jeigu iš toliau pradedant, tai toks Rudolfas Steineris, austrų filosofas, jisai kalbėjo daugybę temų, yra daugybę raštų užrašytų, viena tai yra filosofijos šaka, antropofilosofija yra jo mokslas. Ir jisai 1920 metų Liepos mėnesį skaitė tokias paskaitų ciklą apie idealų ūkį. Ir ten jisai pasakojo istoriją, kaip darosi idealus ūkis, kaip yra ten sėjomaina, kaip visi procesai, kad viskas būtų kuo mažiau paliečiama. Ir taip buvo pavadinta biodinamika ir tai yra toks teistinis, homeopatinis, vadinkim, judėjimas. Man kaip fizikui tai buvo visą laiką toks biški, maždaug vūdų, apie ką čia. Tai dabar dauguma geriausio pasaulio vyno daroma taip. Iš 50, nes nedariau analizę vienai paskaitai, iš 50 brangiausių pasaulio vynų 42 daromi pagal biodinaminės praktikas. Tai kind of. Bet įdomus faktas, nei vienas iš jų nesako, kad jis biodinaminis. Reiškia, tai yra būdas, mano galvoje, labai gal subjektyvų nuomonė, bet biodinamika, ekologija, natūralumas, visi vyno šitie dalykai yra tavo asmeninis pasirinkimas, kaip tu darai vyną. Jeigu tai tampa tavo prekybiniu argumentu, turbūt tavo vynas neturi ką pasakyti daugiau be to. Tai man tai atrodo, kad kai tu ragauji gerą vyną, tu matai, kad geras jis dar ir biodinaminis, tai žiauriai faina. Bet jeigu tu pavostai vyną ir sakai aiškiai biodinaminis, tai man atrodo, kad tai nėra gerai. Ir labai dažnai tai reklaminis kabliukas tampa. Taip. O kas, kalbant apie vynų dar tendencijas, jeigu grįžtam į Lietuvą šiek tiek, nes labai retai kas žino dar, kad Lietuvoje irgi yra gaminamas vynas ir jau iš tikrųjų ganėtinai aukštos kokybės. Mes kiekvienais metais renkamės pavasarį, renkamės ragauti lietuviškų vynų, bet čempionatas, lietuviškų vyno čempionatas, tai šiemet buvo virš 200 vynų čempionatą. Tai jau yra, aš kaip pirmą kartą vertinau, ten buvo gal 306, ar ten kažkas toks skaičius, dabar virš 200, iš jų virš 100 vynogių vynų, kur yra, mes daug kas iš lietuvų paklaustas gatvėje, turbūt net nepasakytų, kad galima padaryti vynogių vyną Lietuvoje normaliai. Tai tikrai įspūdinga. Aišku, vis dar sudėtinga su Vitis vinifera veislėmis, geriausi vynai gaminami super mažais kiekiais, kur net nėra prekybai normaliai, bet kokybė tikrai auga, klimatas šyla. Klimatui šylant mes galim padaryti geresnį vyną. O tie uogų vaisių vynai yra tikrai labai labai įdomus ir nereikia, dažniausiai būna tas toksai aspektas, jeigu kažkas paragauja vyšnių vyno,
ir sako visai kitoks negu vynuogių nesąmonė. Nu, tai aišku, kad jis kitoks, bet jeigu tai priimi atvirą širdim ir sakai, kad prie mano antienos aš galbūt dažnai derinčiau padažą, kuris būtų su vyšniam, su uogom kažkokiam ir prie to pasiimu vyšnių vyną ir tada tikrai dera ir skanu. Tai jeigu tu juos vertini atvirai, tai jie geri vynai ir liko įdomus pakankamai. Bet jeigu tu juos gretinai prie vynuogių vyno iš užsienio ir sakai, čia kitoks, nu tai aišku, kad kitoks. O dėl lietuviškų vynų, tai darėm nesnį eksperimentą, rinkos tyrimą eksperimentą. Artėja Lietuvoje bus Vitis Nord šiaurės šalių vitikultūros konferencija. Ir mes sakom, vyno klubas padėjo daryti tokį tyrimą, kur tiesiog žmonėms, kurie dalyvauja degustacijoje, kurie neturi ryškių vyno žinių, įpildavom 2 vynus ir buvo pasirinkimai, kuris skanesnis, pirmas ar antras, kodėl skanesnis pirmas arba antras ir kodėl neskanesnis. Galima parašyti 3 žodžius, galima ne vieno, tiesiog pažymė. Ir būdavo vienas lietuviškas ir vienas užsienietiškas vynas, vynuogių vynai. Ir po, nežinau, kokių jau 6 ar 8 turų yra lygų. Kiek laimėjo lietuviškas vynas, kiek laimėjo užsienietiškas vynas. Tai atrodo, kad kai nėra to nusistatymo iš anksto, kad lietuviškas tai nesąmonė, tu ragauji, tai jis skanus vynas. Bet kartais būna ta tokie, kur mes dar vis nedrąsiai kalbame apie savo pasiekimus. Pati dalyvavau šiame tyrime ir tikrai drąsiai galiu teikti, kad skirtumo nepajaučiu, arba bent jau, kad automatiškai jis buvo man mažiau skanus, bet tikrai taip ir manau, kad reikia daugiau kalbėti, kad Lietuvoje irgi mes produkciją turim iš tikrųjų įvairią ir labai kokybišką ir reikia pasidžiaugti. Ir kelionių prasme vis daugiau, kažkas, kad važiuoju į kitą šalį, pavyzdžiui, kad važiuoju, aš keliauju, aš noriu matyti vynuogyną, noriu matyti, kaip kokį daro, galbūt kažkokį spiritą verda, galbūt dar, mano tema šitą yra. Tai taip ir Lietuvoje atsiranda noro aplankyti tuos ūkius. Mes, pavyzdžiui, netgi pernai metais sukūrėm žemėlapį, kur yra Lietuvos vyno ir midaus ūkių žemėlapis, kuriam nuvažiuoti ką aplankyti. Vis daugiau edukacijos ir tas labai smagu, nes tikrai apie šalį sužinai, tiek keliaujant tikrai sužinai daug daugiau paragavus jos, ypač tai, kas yra vietoje išauginama. Ir dar viena tendencija, kiek žinau, yra nealkoholiniai putojančios arbatos ir nealkoholinis vynas, kuris anksčiau buvo laikomas kaip, tikrai jam gal nebuvo tiek daug dėmesio skiriama, tai dabar jau vis dažniau besirenkamas ir vis daugiau atsiranda skonių prasme pasirinkimų, taip, ir gaminimo. Turbūt pati filosofija pasikeitė. Visą laiką buvo toks nusistavimas, kad jeigu yra gėrimas su alkoholiu, jis gali būti brangus. O jeigu jis yra be alkoholio, tai kaip suprast, kodėl jis gali būti nors biški brangus. Taigi jis čia be alkoholio. Bet tai vis tiek, jeigu nori kokybiško gėrimo, jis gali padaryti kokybiškai. Ir nealkoholinis vynas gaminamas tiesiog pašalinant alkoholį. Ir alkoholis yra integraliai vyno dalis, vyno skonio, kaip mes esu. Kai tu jį pašalini, viskas ten sugriūna. Tada reikia dėti stabilizatorių, reikia dėti to, kito. Ir galutinis skonis nelabai primena vyną. Todėl aukštojoje gastronomijoje nealkoholinis vynas beveik neegzistuoja. Nuėjus į restoraną beveik niekada rimtesnį jums pasiūlyti alternatyvų vynui, bet ne nealkoholinio vyno. Nealkoholinis vynas turi biškį užprogramuotą nusivylimą, nes tu užsisakai vyno ir kai jį paragauji, galvoji, kažkaip čia ne taip. Visai nepanašu tai, ką norėjau ragauti. Tuo tarpu nealkoholinės arbatos, sulčių kokteiliai, arbatų ir sulčių kokteiliai, arbata turi biškį taninų, tai gali priminti skonis vyną. Tai tu juos visiškai nesitikį vyno, bet kai ragauji, pastebi, kad tu gurkšnoji beveik kaip vyną. Lėtai, po truputį, iš taurės, putoja gražiai kaip putojantis vynas. Ir dar tas momentas, kai kompanija dažniausiai pasirinki, kad negersi alkoholio ne dėl to, kad bandai sutaupyti. Dažniausiai tai yra religija, šiaip įsitikinimai, gyvenimo būdas, sveikata, įvairūs, bet netaupimo sumetimais. Tai tu pasiemi gero nealkoholinį variantą gerą ir tada tau draugai, kurie geria alkoholį, dar tempia už alkūnės, sako, daug paragauti, čia kažkaip skaniai gėri. Ir tada visi sako, geras, gal čia irgi įdomu. Toksai atsiranda, kad tai turi teikti džiaugsmą. Ir yra gėrimų, kurie tikrai teikia džiaugsmą. Maistas, gėrimai tikrai dalį kiekvieno iš mūsų pasitenkinimo lygio, nemažą dalį užima. O kalbant apie
kelionės ir skonius, apie tą atradimo, pasitenkinimo pojūtį. Tai žinau, kad pats neseniai turėjote ir savo paskutinę kelionę atradimų ten jau su ragavimais į Italiją. Jo, buvo. Tai gal patarsite kažką, ką paragauti būtent skirtingose Italijos regionuose vyno ar maisto prasme, kadangi labai tikriausiai didelis skirtumas, ar tu ragauji iš to regiono, kas yra auginama tenai, ar iš kito regiono. Jo, tai aišku, visą laiką faina, smagu labai ragauti vynus iš tos vietos, kur tu esi. Tai aišku, nuvažiavus į Toskaną, smagu ragauti Toskanos vyną ir pažinti, ir ten pagrindinės vynogerio Sangiovese, ten koks Brunello di Montalcino, Chianti, Vino Nobile di Montepulciano, aš čia galiu pavadinti, daug vardinti, aišku, bet techniškai vietinis vynas yra visą laiką faina. Ką patarčiau, gana iš esminė tokio, tarkim, mano šeimos kelionė būdavo, kur mes išvažiuojam kažkokią kelionę ir tėtis su broliu džiaugdavosi, kad žiūrėk, panašus vynas kaip Lietuvoje, bet ten 1,5 kart pigiau, ar ten, žiūrėk, yra už 10 eurų yra. O aš bandydavau išleisti tiek pat arba daugiau negu Lietuvoje ir tada mano buteliai būdavo kaip vakarienė, atsikemšam kažką ir sako, bet kodėl tavo geresnis? Sakau, nes, taip. Tai iš tiesų, keliaujant, pabandykite atsipalaiduoti ir nebandyti sutaupyti, o pabandyti išleisti tą patį. Tai bus žiauriai smagu. Paragausit labai spūdingų dalykų. Užsienio restoranuose vynas yra tikrai gana palankiom kainom. Kalbant apie kainas, irgi ką dažnai pastebim, tai ypač dabar populiaru su Ispanijos, mūsų kryptim, daug labai turim krypčių į Ispanijos, ypatingai žiemą į Tenerife. Tai taip pastebima, kai tas pats Riohos, pagrindinė vynogi Ispanijoje, Riohos vynas, netgi ta pati etiketė, ten kainuoja 3 kartus pigiau negu mūsų bet kuriam supermarkete. Tai tas klausimas visiems dažniausiai iškyla ir dažniausiai renkamasi gurkšnoti esant vietoje tą patį, ką gurkšnotų Lietuvoje. Jo, tai čia tas atsiranda dėl to, kad ypač su pigiais vynais. Mes turim labai aukštą akcizą Lietuvoje, kurio nėra Ispanijoje arba Italijoje, transportavimo kaštus ir mažmeninį kažkokią ankainį, PVM 20% ir tas tau taip pat užauga. Ant brangaus vyno, vadinkim brangiau nuo 35 eurų, tarkim. Tai ženkliai mažiau jaučiasi. Vynas, kuris kainuoja 200 eurus, kainuoja tiek pat visur, plus minus. Nes tas akcizo skirtumas ant sportas nebe taip jau veikia. Bet pigiausi vynai, didžiulis skirtumas. Aš pati Portugalijoje vis dar nėra tiek populiaru Lietuvoje, bet vyno verdė, tas tikrai prie maisto dažniausiai pietų derinamas lengvas mineralinis toks vynas. Ten yra labai populiarus ir jis tikrai nėra iš tų brangių vynų. Bet netgi jisai, kur ten tikrai vietiniai supranta, kad tai yra tiesiog vynas kaip vanduo, tai pas mus vienas iš prabangos prekių jau patapęs. Gal ne prabangos, bet taip, tai tas vynas, kuris kainuoja ten kelis eurus, tarkim 3, čia atvežus kainuos turbūt vien atvežti 3,5, akcizas dar 2 eurai 5,5, PVM-as, reikia jau čia 7, dar kažką reikia mažmenininkų uždirbti jau 11. Ir staiga, nes paskui norėsit jį pirkti per skonių dienas, kai jis bus nukainuotas. Tai, taip yra. Ir niekur nuo to nepabėgsi, čia negalim džiaugtis. Čia kažkada mane pavežinėjo taksistas ir labai bambėjo, kad sakė, buvo Italijoje ir picos daug pigesnės. Sakau, okei, bet sakau, tu nori tos picos iš itališkų miltų, taip, su itališku kumpiu, taip, su itališku pomidorų padažu, taip, ir sūris, kad būtų mozzarella tikra, taip. Sakau, tai viską reikia atvežti, tai kaip tau gali būti? Ar turite savo tokį sąrašą, paruoštuką artimiesiam ar draugam keliaujant į kažkokį regioną, ką reikėtų paragauti? Tarkime, Italijoje, taip pačioj Prancūzijoje ir Ispanijoje, koks vynas ar vynuogių rūšis atspindėtų labiausiai šalį? Aš taip dažniausiai, man dažnai tenka daryti žmonėms sąrašus, ką aplankyti, kur nuvažiuoti, ką paragauti, kokį barą užeiti, kur yra kažkas. Tai mano požiūris dažnai būna biškai gilesnis, ten šaly paragauti tą vieną daiktą, tai dažniausiai apie regioną, miestą. Kalbant apie vyną, tai jeigu žmogus važiuoja į kažkokį regioną, tai automatiškai rekomenduoju geriausius to regiono gamintojus arba pagal poreikį galbūt
Bordo tai nerekomenduosi vien tik tai pačių brangiausių, nes jie geriausi. Tai, pasirenki tenai. Bet tada parekomenduoji keletą restoranų, keletą kažkokių, kuriuose būtų galima užsakyti įdomių dalykų. Keletą galbūt vynogynų, kuriuos galima aplankyti, krypčių kažkokių. Lygiai taip pat, bet kurio iš šaly, kur bevažiuotum, aš tik galvoju, kur tu nakvosi, ar tu gali tą restoraną tam pasiekti, tarkim, su mašina, ar reikia kažkokio transporto, viešojų transportų, kokie tavo lūkesčiai, tu nori ten fine dining, super patirčių unikalių, ar tu nori tiesiog skanaus local maisto. Tos kelionės, surinkimas informacijos kelionėje užtrunka nemažai. Bet smagu, kai tu žinai, kur eini ir žinai, ko tikėtis, ir tada tas toks visas gaunas išpildymas. Ja. O kas liečia įvairiausius mitus apie vyną, nes tikrai žinau, kad jų yra labai daug, tai gal galim kelias iš jų šiandien ir sulaužyti. Keliaujant, tarkim, buvo čia vienas žmogus pasakoja, kad sakė, buvo slidinėti Prancūzijoje ir keltuvė jam prancūzas geranoriškai pasakoja, kad tie buteliai, kur be tokio žalio viršaus ant kapsulės, jie yra padirbti. Tai jo, ten yra prancūziška banderolė ir kai jis gyvena Prancūzijoje, jie turi tą banderolę butelių, tai negalioja Lietuvoje. Kai jis atėjęs žiūrinėjo, kuris čia turi tą žalę viršų, tai taip neveikia. Tai žmogus dabar Lietuvoje visur ieško žalios banderolės. Bandė ieškoti, paskui teko paaiškinti, kad, ne visai taip. Tai tokių yra mitų. Nežinau, būna žmonės, kurie ieško, bet jau dabar mažėja, kur bando pamatuoti, kiek geras vynas, kišdami nykštį ten į vidų. Taip, vis dar gyvas. Kiek ten. Gerai. Tai butelio dugno įdubimas atsirado turbūt šampanėje, kai reikėjo, kad buteliai nesprogtų, nes labai didelis slėgis butelėje, ten iki 6 atmosferų, kaip pavyzdžiui, mašinos padanga apie 2-2,5. Tai seniau tos butelius vartyti eidavo su fechtavimosi kaukėmis, nes su pirštinėm, nes biškai pasukis gali sprogti butelis. Tai paskui jau fizika buvo kitaip pažengusi, jeigu tu butelio paviršių fizika, paviršiaus plotą išdidini maksimaliai, tada slėgis įsidalina į paviršiaus plotą visų lygiom dalimi, tada butelis nebesprogsta. Čia yra silpniausia butelio dalis dugnas. Tai seniau ta įduba būdavo, aš turėjęs butelį rankoje, kur iki čia, taip iki vidurio butelio. Ta problema nebetelpa vynas. Tada padidini į šonus, tada jau telpa. Ir didelis butelis realiai atrodo brangiau. Ir tai veikia. Pakeli butelį, toks solidus, didelis butelis ir iškart norisi mokėti daugiau pinigų. Mes netgi prieš kelis metus turėjom tokį eksperimentą, kur tas pats vynas, vienas yra išlengvinto stiklo butelėje, kurį yra pigiau pervežti, mažiau CO2, sudeginama ir panašiai. Ir padarėm jį 2 eurais pigiau už ant visiškai tas pats vynas. Ta pati etiketė, bet storo stiklo dideliam butelėje. Tai tuos storus greit išpirko. O tas taip ir stovėjo. Jausmas, kad geresnis. Tu tiesiog, bet žmogus sakai, čia tas pats, bet ne vis tiek jam reikia. O kalbant apie mitą dėl užsukamų kamščių, kad ar tai yra geras būdas užsukami kamščiai geram vynui, ar gali toks būti? Gali, vis daugiau pasaulyje yra labai gerų vynų, kurie yra užsukami. Reikia suprasti, kad medinis kamštis tai yra tikras medžio gabaliukas. Reiškia, jį butelis gniuždo iš visų pusių ir jis įsirėžęs į butelio kakliuką tenai priešinasi. Ir, pavyzdžiui, plasmasinis kamštis tai yra tikrai blogai, nes plasmasė jinai suspaudė ir kažkada susispaudžia. Medis tikrai ilgai priešinasi. Bet į visomis kryptimis jis priešinasi truputį skirtingą jėgą, nes jis nėra homogeniškas. Tai yra tikras medžio gabaliukas, medžio žievės. Tai kažkuriuo metu kažkuris kamštis gali priimti ir biškai praleisti deguonies. Tai reiškia, vynas pradeda garuoti iš butelio. Ir jeigu tu paėmė, paimkim klasikinių Bordo, kokio 82 metų dėžę, 40 plus metų, atvirai dangtį, nauja, neliesta dėžė, pastatai butelius stačius ir visus yra skirtingas kiekis vyno. Nes kažkuris kamštis labiau praleido, kažkuris ne. Ir realiai tada tu turi visus skirtingus skonius. Nes visi skirtingai brendo, skirtingų greičių. Tai kalbant apie brandų vyną, dažnai sakoma, kad ar gavau gerą butelį torto vyno, arba vidutinišką, arba pasitakė prastas butelis. Vynas šiaip nusipelno būti geras, bet buvo prastas, nes galbūt praleido kamštis. Tai užsukamas kamštis tai eliminuoja. Jis sandariai uždaro, galų gale, jis yra pigesnis. Kalbant apie pigius vynus,
mažiau sumokat už pakuotę, daugiau už turinį, tai tikrai apsimoka. Iš vyno laikymo prizmės, čia kažkoks biški mazochizmo elementas įsijungia. Man patinka, kai vynas bręsta lėčiau, nes jo reikės ilgiau laukti. Nežinau, kaip tai paaiškinti, nes mes dažniausiai perkam vynus tam, kad sulaukti to idėjos, kada jį ragauti ir kartais to ragauju vyną jauną, kad norėtum suprasti, čia verta juos kaupti, laikyti, prižiūrėti ir saugoti, ar ne. Ir tas laik yra momentas, kur bestumint vynų, tu pradedi galvoti, kad o kaip pagauti tą idealiausią momentą to vyno. Jo? Tai užsukamas kamštis dar prailgina, tai dar sulėtina. Bet viskas lėčiau vyksta, tai tolygiau. Ir man labai patinka, kaip tie vynai bręsta, net ir užsukamais kamščiais. Lėčiau, bet labai labai tolygiai ir labai gerai. Tai vadinasi, nereikia irgi tai žiūrėti. Jo, nes tai yra pigesnis būdas sandariau užkimšti butelį. Ir tarkim, pažiūrėjus į Australiją arba Zelandiją, tenai žmonės bijo kamščių. Labai mažai vynų užkamtų mediniais kamščiais, viskas yra užsukama ir butelis ten kainuojantis 500-900 eurų, jis yra užsukamų kamščių ir niekam nekyla klausimų, nes, kam čia. O pakalbėkim apie vieną mistinį gėrimą, kurį visą laiką visi kvestionuoja, ir aš netgi savo aplinkoje visada užduodu klausimą, kaip manot, kaip jis padaromas. Rožinis vynas. Jau milijonai girdėtų mitų, kad tai tik vasarą tinkantis gėrimas, kad tai yra dažniausiai ką girdim? Raudonas vynas maišomas su baltu. Tai realiai niekada nėra vientisai neteisingos nuomonės. Raudonas su baltu galima maišyti dar ant šampano rožinį. Dažniausiai, aišku, niekas neklausia apie šampano rožinį, bet techniškai tai yra galima. Jo? Bet rožinis vynas yra labai faina kategorija, kur gali būti labai geras vynas. Ir tiesą sakant, man tai asmeniškai gana tokia įdomi tema, nes aš kokius 5-6 metus buvau paskyręs geriausių pasaulio rožinių vynų paieškai. Ir tiesiog buvo, paragauti geriausių bordo vynų yra labai labai brangu. Labai toks sunkus tikslas. Paragauti geriausių burgundijos vynų beveik neįmanomas tikslas, nes jie astronominės kainos visiškai ten 100 000 eurų peržengia. Bet paragauti geriausių pasaulio rožinių vynų yra toks kaip ir įmanomas tikslas, kur išsikėlus ir mes su draugais visi bandėm iš visų kampų surankioti geriausius, tai kas pasaulyje vertinama geriausiai. Jo? Tai tie yra vynai ir gilus, įdomus, tai toli gražu netrodo kaip vasariškas terasos gėrimas. Tai yra tikrai labai normali kategorija su labai labai rimtais vynais. Šiaip kiekvienais metais, taip iš prekybinės pusės kalbant, rožinio vyno pardavimų kreivė, jeigu paaišytum, tai primena varpą. Aiškia, sausio vasarį beveik niekam neįdomu, paskui kyla, Liepos mėnesį pikas ir vėl krenta. Kiekvienais metais tas varpas plokštėja. Vis daugiau žmonių supranta, kad rožinis vynas nėra tik vasaros gėrimas, galima ragauti ir žiemą, ir tai visiškai normali vyno rūšis. Grįžtant prie to, kaip jis daromas. Tai yra lygiai taip pat kaip raudonas vynas, aiškia, nes vynogių sultys raudonų vynogių yra skaidrios. Tam, kad jos nusidažytų, jos laikomos sodelėmis ir jos tampa pasilaikius sodelėmis, vynas susidažo raudoną spalvą ir gauna tų taninų, kur sutraukia mums burną. Tai jeigu laikai trumpai, gauni rožinį. Tai rožinis vynas yra trumpiau laikytas raudonasis ant odelių. Įprastai, ką man tai būtų pasakyti. Tai savo savybėmis skonį jis gal labiau primena baltą, nes nėra ryškių tų taninų, bet spalva yra gražiai rožinė. Ir didžiausias turbūt žaidėjas šitoj rinkoje yra Provansas, Prancūzija. Nica, Kanai, nežinau, kas važiavot arba važiuosit į šitas vietas, tai ten yra įspūdinga. Sunku įsivaizduoti vakarienę arba pietus, kai nėra rožinio vyno ant stalo, o jeigu užlieinat į prekybos centrą, ten yra lentynos vien tik tai rožinio vyno, kaip pas mus šiaip stovi kažkokie balti vynai, ten putojantis lentyna, tai ten yra ištisos lentynos rožinio, visi geri rožinį vyną ir tai skanu ir faina ir tai veikia. Ir prie to dabar nauja dar tendencija, daugam dažniausiai negirdėtas, neragautas oranžinis vynas, kur tikrai mažai dar žinomas, tai gal turite savo jau nuomonę apie oranžinį vyną? Jo, tai oranžinis vynas yra baltasis vynas padarytas kaip raudonasis. Tai reiškia, kai baltojo vyno gamyboje mes paliekam vynuogės odelėmis ir jos negali patapti raudonas, nes nėra raudonos spalvos. Tai laikant jį sodelėmis, jis patampa toks labiau oranžinis. Istoriškai tokį vyną darydavo Gruzija, Sakartvelas. Pas juos tokį vyną vadinasi gintariniu.
Bet yra ta pati idėja, tu laikai su žievelėmis ir jisai turi raudonam vynui būdingų savybių, tai yra taninų. Tai yra baltasis vynas, kuris turi ryškius taninus burnoje, nes jie išsiskalauja iš odelių, bet spalva negali patapti raudonas, patampa toks oranžinis. Tai oranžinis vynas yra visai įdomu ragauti su, pavyzdžiui, švelnios mėsos patiekalais, kai nesinori raudono, kuris užgoštų, bet tokios struktūros. Tai ragaujant tas vynas oranžinis labai dažnai elgiasi labiau kaip raudonasis komurie, negu kaip baltasis. O tęsiant apie populiariausius mitus, dar dažnai labai girdim ypač Lietuvoje, kai užsisakoma vyno ir visi sako, kad tie, kas neturi labai išlavintų skonio receptorių, jie tada geria saldų vyną. O jau tie, kas turi išlavintą labai skonį, tai būtinai turi būti sausas vynas. Tai kaipgi ten su tuo saldžiu vynu? Ar gali jis irgi būti geras, ar nelabai? Gali būti geras, aišku. Dabar restorane sunku įsivaizduoti scenarijų, kai kažkas neišlavinto skonio geras saldų vyno, nes to saldaus vyno labai mažai yra. Ir mes restoranuose jau sunku surasti prie maisto derinamo. Desertinių vynų yra, bet tokių, kad būtų daug pusiau saldžių opcijų, tai tikrai nebeliko. Bet, pavyzdžiui, man viena labiausiai patinkančių dėstyti paskaitų yra apie saldų vyną, nes laiką pasiklausiu žmonių, kam patinka, kai nors viena ranka pakyla, nedrąsiai, taip žiūri, kad tik galvoja. Tai po paskaitos, kai paklausiu, visi tokie, o geras, nes tai daugiausiai atradimo džiaugsmo, nes pasirodo, kad saldus vynas gali būti labai labai geras. Mano domėjausi tokioj pradiniai stadijoje, mes visi turim įvairias tas stadijas, tai saldus vynai buvo didelė dalis to, ką aš pirkau, nes tai atrodė neįtikėtina vertė. Tai reiškia, tu gali gauti beprotiškai sudėtingai padarytą vyną, kuris pavyksta kartai 10 metų ir už labai mažai pinigų. Salginai, jie atrodo šiaip brangiai, bet kai supranti, kiek jie darbo į tą daiktą, tai matai, kad ten labai skonis įspūdingas ir visa kita. Tai turėjau tokią aistrą jiems saldiem vynam. Paskui gal biškai daugiau link kitų, nes jau supratau, kad jau turiu tiek, kad tikės 50 metų suvartosi. Bet iš tiesų, juose yra labai labai daug įspūdingo vyno, tikrai daug atradimų ir kartu su Mylė mokyklos komanda ir vyno klubu mes organizuojam vyno desertų derinių čempionatą, kur šefai daro patiekalus ir jų restoranų someljė derina vyną prie to. Tai ten irgi labai pasimato kūrybinė galia, ką žmonės sugalvoja, naujus desertus, naujus derinius. Ir tie vynai būna tikrai įspūdingi, žmonės, kurie gauja daug labiau to atradimo džiaugsmo, kad o geras, čia galima, taip vartoti. Tik su saldžiais vynais dažniausiai būna, kad jeigu jie yra meniu įrašyti, tai retai, kada tu pavalgai, galvoji, dar noriu saldaus taurės. Dažniausiai, bet jeigu prieina prie tavęs aptarnaujantis personalas, sako, gal dar su desertu saldaus vyno taurė priderinta. Sakai, jo noriu, bet jeigu tau nepasiūlo, retai sugalvoji pats. Taip, su saldžiais vynais dažniausiai būna, kad mažiau gal ir mažiau žino, kuris skanus būtų. Jo, nes turi būti esmė, kad saldus vynas, kaip mes jį suprantam, tai nėra vynas, tai į saldų vyną negalima dėti cukraus. Visas cukrus yra natūralus. Tai jeigu jūs įsivaizduojat, kad, augo obuolys, jisai prisirpo, ir viskas. Jis negali jo padaugėti cukraus, o mums reikia gauti ir alkoholio, ir dar cukraus. Tai kaip gauti tą ryškų saldumą ir vis tiek dar alkoholio? Tai tu negali turėti daugiau cukraus, nes vyno kiek prinoko, tiek prinoko. Nebėra kaip jai prinok daugiau. Tai saldaus vyno gamyba, natūralaus saldaus vyno, yra patys išradingiausi būdai, kaip išmesti vandenį lauk. Tai reikia kažkaip atsikratyti vandens, bet palikti saldumą, rūgštį ir skonį. Tai reiškia, tu vynuogės džiovinė, ant krūmo labai ilgai laikai džiovinė, skynės džiovinė, kaip kol razinos gaunasi, tas razinas tas spaudė, ten išbėga nektaras, laukia kokio nors ten specialaus karališkojo puvinio, kuris užpuola uogą, kai būna drėgna, tada turi išdžiūti, tada jisai neturi ką valgyti, praduria tą uogą ir iš jos geria vandenį po truputį ir tenai traukiasi ant krūmo, tada visą laiką turi neatskristi paukščiai, nenuvalgyti, neteit šernai, nebūt krušos. Ir dar turi būti palikęs gerą vynogyną tam, kai nori gero vyno. Ir jeigu tai viskas pavyksta, tu gali padaryti tą saldų vyną. Tas pats su ledo vynu, kur tu turi palikti labai ilgai vynuogės, jos turi būti neužkrėstos to karališko buvinių ir visų ko kitų, būti sveikos, sulaukti maždaug -10, tada naktį eiti su pirštinėm skinti po vieną uogą ir labai švelniai spausti, kad užšalęs sniegas, tai yra vanduo, liktų.
neišspaustas, o išspaustų tik cukrus aromatinės medžiagos. Tai ten su keliais vyndariais, ten kalbant arba ten skaitant aprašymus, iš vynogyno, kur galėjęs, už to gabalo vynogyno, kurį paliko, galėtų padaryti 3000 litrų vyno. Tai jis geriau pasirenka, pavyzdžiui, jų nepadaryti, palikti jį ir palaukti, o gal išeis padaryti ledo vyną. Ir vat, jeigu išeina, jeigu gamta viskas sukrito, tai išeis 200 litrų vyno. Tai daugiau negu 10 kartų mažiau, bet va tos saldaus, bet jis negali jo parduoti už 10 kartų brangiau. Tai dažniausiai ekonomiškai kalbant, padarai kažkokią įperkamą kainą, suvokiamą, kiek kainuoja vynas, o tarkim savo bazinio vyno kainą, ten jeigu tau trūksta, galiu užsimesti ten keliasdešimt centų ir tau išsilygina, vyninės prasme ekonomiškai. Tai labai neretai saldieji vynai yra parduodami vos ne pigiau negu kainuoja jas pagaminti. Ir paskutinį mitą turiu, kurį atsivežiau pati iš Sicilijos. Ilsėjausi ir pati aplankiau vieną iš gerai žinomų vynogynų tenai. Ir man degustacijos metu irgi parekomendavo prie visų užkandžių prie atitinkamo vyno, parekomendavo kiaušinį virtą suvalgyti, nes sakė, kad suvalgius virtą kiaušinį, tada taninai taip neutralizuojasi ir nuo to niekada nebus galvos skausmo kitą dieną. Tai norėjau pasinaudoti progą kaip profesionalo pasiklausti, ar tiesa. Nežinau, mes profesionalai nebandom suvalgyti kiaušinio prieš kažką ragaujant. Galvos skausmas dažniausiai yra susijęs tiesiog su alkoholio skaidimu, neskaidimu, ar čia tiesiog kiekvienas turi savo būdų to išvengti arba neišvengti, arba vaistų kokteilį, kuris padeda, arba kažką. Man iki šiol sekasi, aš nežinau, kas yra pagirios, pavyzdžiui, mano gal darbai pavojingai tai yra, bet man nebūna kažko nuo alkoholio. Bet kitiem kažkam skauda galva, kažkam nuo raudono vyno, kažkam nuo kažkokios ten, nežinau, mikso, jis nebando nemiksuoti raudono su baltu ten, ir panašiai. Tai čia kiekvienas turim savo turbūt tokių atradimų. Ką pasakoja vyninėse, dažnai tai yra tik reikia, lengva sakyti, atsirinkti, kai tu žinai tą informaciją, bet tiesiog labai atsipalaidavusi žiūrėti. Man, pavyzdžiui, vyniniai Pfalce pasakoja, kad jeigu yra tokios lėtos ašaros, tai reiškia neskaudės galvos. Fainai, bet lėtos ašaros yra tada, kada vyne daug alkoholio. Tai turbūt gal priešingai. Bet nesvarbu, nereikia kartais faktais gadinti gerų istorijų. Tai yra tikrai smagu, gera ir... O lankytės vyniniai, kurią White Lotus serialę rodė? Ne, Gambino vyniniai lankiausi, tai kaip tik Riana buvo iš jos išvažiavus, bet gerai sakot, nes įstrigo, tikrai, apart viso kito, įstrigo tikrai to kiaušinio istorija. Nes daug kas, pavyzdžiui, kalbant apie Siciliją kelionės, tai po to, kai išėjo tas populiarus senas White Lotus, jau antras sezonas buvo Sicilijoje, tai kai lankėsi vyniniai, tai ten iš karto masiškai, ten visi nori klausia, kaip ten patekti, kaip ten nuvažiuoti, ką paragauti, kur pažiūrėti. Tai ir Sicilijos vynas dabar labai, kam skaitam bangos, bet gal ne, vis laikas Sicilijos vynas buvo įdomus, bet dabar labai populiarėja vynai nuo Etnos ugnikalnio. Taip. Nes mes Sicilijos regionais vaizduojam, kad labai karšta. Etna yra aukštai ir vulkaninis dirvožemis ir tenai vynai yra minerališki ir lengvi, palyginus su Etna. Ir, pavyzdžiui, ragaujant Baltuosius Karikante nuo Etnos šlaitų, jie tokie net, atrodo, jauti vulkanai, jie yra, tokie titnagų kvepiantis, minerališki, traškus, baltieji, labai fainai. Taip, ir labai skiriasi, jeigu centriniai Sicilijai, kur karšta, nerodavalo pagrindinis, tai raudonas Nerelo Maskalezė, iš Etnos jisai tikrai tą vulkaniškumą. Ir aš irgi pati dažniausiai žiemą keliauju ir į Tenerifę, kur dauguma lietuvaičių keliauja. Tai irgi tas vietinėse vynuose vulkaniškumas jaučiamas, toks visai kitoks skonis. Nėra klasika, bet tikrai atrasti ir pajausti tą dirvožemį tos lokacijos tikrai labai. Vyno entuziastų tarpe salų vynai iš Ispanijos irgi populiarėja. Tai Tenerife, viena iš jų, kur tikrai matosi, kad yra unikalių vynuogės veislių, unikalus dirvožemis, kuris lemia. Galbūt visiems jau pabiškai atsibosta tie super galingi, tamsus, ryškus vynai. Ir ten yra tos elegancijos, tos gaivios rūgšties, to tokio sūrumo nuo jūros ir tas labai labai smagu. Aš manau, kad mes čia galėtumėm dar labai daug patarimų dalinti ir pasakoti ir taip pat ir apie procesą, kaip ragauti. Ir čia
mums reikėtų irgi nemažai metų, kad turėtume tiek žinių kaip jūs. Ir negaliu nepaliesti šitos temos, kur maistas derinamas su vynu. Ar yra bent kelios tokios trumpos taisyklės, ką reikėtų atsiminti tiesiog galvojant apie tai, kokį gėrimą pasirinkti prie tam tikro maisto? Turbūt priklauso nuo scenarijaus. Tai man dažnai būna, kad aš turiu butelį vyno ir aš tada gaminau arba renkuosi patiekalą prie to, ką sugalvoju ir suragauti. Būna atvirkščiai, kai tu turi patiekalą, tai kas galvoja, ką gerti. Bet esmė turbūt dažniausiai, kad patiekalas neužgoštų vyno, vynas neužgoštų patiekalo. Ypač jeigu tai mes turime kažkokį garsų restorano šefą, kuris padarė mums labai fainą patiekalą, tai mes norim vyno toks, kuris dominuotų. Dažniausiai rengiamas vyną, kuris papildytų patiekalą. Tai gaivus baltieji vynai bus prie lengvų užkandžių, kur nebūt labiau žuvis, salotos, jūros gerybės. Ir realiai, kuo vynas sunkesnis burnoje, pavyzdžiui, žole brandinti baltieji. Jau čia galime rinktis ir kokią nors vištieną baltam padaže, švelniai paruoštą kiaulieną šviesiam padaže. Prie raudonų, galima kalbėti spalvomis tiesiog. Gana paprasčiau gal suvokti kartais, nes tai labai irgi tinka. Jeigu mūsų patiekale nėra ryškių raudonų spalvų, tikėtina, kad gali tik baltasis vynas labiau. Bet jeigu mes tą pačią kiaulieną su pomidorų padažu, jau mums reikės raudono vyno. Tai tas padažas labai apsprendžia ir visa kita. Tai turim lengvą kokią nors anties krūtinėlę arba tą patį tuno kepsnį, kuris, kai tu jį valgai, jis beveik mėsiškas, ar jis labai tankus, ryškus, tai dažniausiai renkamas koks nors Pinot Noir, nerolomas kalėzė, tai būna atvėsintas, bet lengvas vynas. O kai turi jau žvėrienos steiką arba ten, tą patį klasikinį jautienos steiką, ten dažniausiai norisi patiekalo, vyno prie patiekalo, kuris būtų sodrus, ekspresyvus ir galingas, kad sugebėtų prisilygiuoti tam sodriam mėsos patiekalui. Bet labai dažnai nutinka gyvenimas. Mes čia galim kalbėti, kaip čia viskas dera, nedera, bet aš, pavyzdžiui, save stebiu ir dažniausiai neišeina, tarkim, nuėjus su pora į restoraną, užsisakyti prie 5 patiekalų 5 butelių vyno. Tai arba tu imi taurėmis, arba tu išsirinki kažkokį gerą vyną, kurį nori paragauti ir tiesiog ragauji. Ir prie vieno patiekalo gal biškį mažiau tinka, prie kito labiau tinka. Tai pasiemi galbūt kelis, pavyzdžiui, pasiemi baltą arba šampaną, kuris eina beveik visos vakarienės metu ir ties mėsos patiekalas pasiemi taurę vyno, kur iš pilstomų sąrašo. Ir taip tikrai galima išsisukti visai normaliai. Bet dauguma restoranų turi priderintus vynus prie patiekalų, tai tikrai pasiklausykit, kuo gyvena jų someljė ir apie ką jų yra restoranas, nes vienas dalykas yra šefo išraiška lėkštėje, kitas dalykas tą pilną suprasti, apie ką yra restoranas, yra ir kartu ir someljė įtaka, ir to dermė, ką jis norėjo sukurti, tai labai smagu ragauti tuos derinius, kartu suderintus, ne tik tai, kad atskirai. Na ir šiandien keliausime jau prie mūsų 2 laidos rubrikų. Tai viena iš jų yra slaptas kelionės prieskonis. Ir ar jūs atradęs esat savo kokią nors slaptą vietą, slaptą prieskonį kelionės, kuriuo galėtumėt pasidalinti? Nežinau, kiek tai yra slaptas prieskonis, bet keliaujant aš visą laiką pasižiūriu, kur galima kažką nuveikti, kur aplankyti kokį restoraną, visą laiką stengiasi įtraukti bent vieną, priklauso nuo kelionės trukmės, pobūdžio, bet mano kelionės labai yra kontrastingos. Tai reiškia, gali būti pietus garsiausiame kebabų stende, vakarienė ten Mišelino žvaigždėm apdovanotam geriausiam restorane ir kažkoks ūkio lankymas ten, dažniausiai vyno, bet visai būna, kažkur ten per vidurį dienos ir panašiai. Tai, bet kalbant apie vietą, kuri kažkokia tokia man ypatinga, tai turbūt nejaučiom, tai tapo Altadidžės regionas Italijoje, kur kažkokia tokia vyroja ramybė, vynai labai skanus, įdomu labai ir tu gali gulėti po palmę ir žiūrėti ledyną. Tai toks labai įdomus pojūtis ir gal sėdėti labiau po palmę, aš labai mėgstu sėdėti ir gerti vyną, gulėti pliaže, bet pats principas, kad yra ir vasaros metu tai yra karščiausia vieta Italijoje, dienos metu. Niekad nepagalvotum, mintyse dažniausiai galvotum Siciliją, pietus. Ne,
karščiausiu metu dieną yra tenai. Todėl, kad karštos oro masės sueina tarp kalnų, yra aukšti kalnai ir kalnuose kaip bliūdas ir tiesiog tos bliūdas prikaista. Bet dabar kas nutinka? Pasitikėt, apačioje yra karštas oras, o ant kalnuose yra ant tų viršūnių, ten 2 km, 3 km yra šaltas oras. Ir juk šaltas oras turi būti žemiau už karštą. Tai apie 5 valandą vakarą įsijungia termoinversija ir tas karštas oras kyla, o tas šaltas leidžiasi. Pakyla vėjas ir tau staigiai temperatūra nuo plus 30 krenta iki ten plus 15 maždaug. Vakare ten 18. Tas nuo 35 iki 18, vos net dvigubai, didžiulis kontrastas. Ir staiga tu gali šit pasivaikščioti ir tau nekaršta. Aš nemėgstu, kai karšta, tai man tai patinka. Ir ta vieta kažkaip taip gavosi, kad aš nežinau, aš ten buvęs kokį 15 kartų gal. Vis kur grįžtat. Ja. O kalbant apie didžiausią kelionės failą, ar yra nutikusi situacijų, kurios dabar atsimenu su šypsena? Aišku, visą laiką nutinka kažkas, bet čia buvo 2000, man to, kokiais 12 metais. Aš savo pažinimo kelią pradėjau nuo to, kad aš pradėjau, dar iki pradėdamas dirbti su vienu, pradėjau organizuoti keliones po vyno kraštus, būsiu kaip gidas, važiuoju su žmonėm ir jiems kažką rodai, pats mokėsi tų pačiu metu, nes pačiam atrodė, kad surinkti informaciją ir pakeliauti yra per brangu, tai aš ėmiausi tokio dalyko. Ir vienoj Vilniuje mes susitarėm dėl ekskursijos ir dėl gido, viskas gerai, Alto Adigės regionas. Ir pasirodo, angliškas gidas susirgo. Ar nesusirgo, aš tik nepaprašiau, kad jis būtų. Tai čia buvo mano feilas, kad aš paprašiau gido, bet man tai atrodė, kad, jeigu mes angliškai susirašinėjom, tai, pasirodo, yra italų arba vokiečių. Aš pasiėmiau vokiečių. Yra 18 žmonių, kurie eina su manim kartu ir turim vokiškai kalbantį gidą ir tada man reikėjo viską perpasakoti jiems lietuviškai. Ir ten buvo komiška situacija, kur buvo labai daug žodžių genau, ten visaip. Ir aišku, padėjo tai, kad kažką apie vyną šiaip nemažai žinau, tai tu nujauti, ką jisai sako, tai tu perpasakoji taip. Ir ten buvo tikrai labai daug juoko ir buvo labai linksma ir viskas gavosi gerai, bet buvo toks labai daug improvizacijos. Ar nebuvo grupėje ne vieno žmogaus, kuris kalbėjo vokiškai? Ne, ačiū Dievui, nebuvo. Aš tada prisiminęs ten ankstyvos mokyklos laikus, ten kur keletą sakinių mokėjai vokiškai, ten kažką irgi bandžiau reksto sakinius. Buvo tikrai smagu. Tokios istorijos tikrai įsimena ir labai smagu matyti, kaip žmonės ieško patirčių. Vis dažniau ir mūsų keliautojų skaičiai vis matom, kiek daugiau nori ekskursijų patyriminių, ir vynogynus pažinti, vietinę kulinariją, taip pat gamybos pamokų ieško. Tai labai smagu, kad tikrai keliautojai mūsų ir žiūrovai, klausytojai iš tikrųjų ieško žinių, edukacijos daugiau, sužinoti daugiau apie pasaulį. Ir aš labai džiaugiuosi, Petrai, kad jūs, Vyno klubas, Someljė mokykla prisidedat labai daug prie to, kad žmonės žinotų, kaip tai daryti, kartais pakeliautų po pasaulį, neišvažiuojant iš namų. Ir labai džiaugiuosi, kad su mumis susitikote pasidalinti visą šitą informaciją. Manau, kad dar daugiau jos yra, čia galėtumėm kalbėti. Smagu tikrai pasidalinti ir mes tuo gyvenam, tai labai smagu, kad tai kažkaip įdomu yra. Labai jaučiasi, kad mylite savo darbą, tikrai tuo gyvenate, o mes labai džiaugiamės, kad jūs klausote, žiūrite ir tuo pačiu pasinaudosim progą paprašyti, kad jeigu turite dar temų, kurios būtų įdomios, ką pasikalbėti, tai būtinai komentaruose parašykite. Ir žinoma, duokite mums žinoti, ar laida jums patiko ir kur mes dar galime tobulėti. Ačiū jums labai. Ačiū. Mėly žiūrovai, jums taip pat ir skanių kitų kelionių. Gardžių kelionių.